Papildomai, reiškia, su socialdemokratais šitą idėją taip pat gavo palaikymą iš kitų koalicijos partnerių FDP plus opozicijos krikščionių demokratų sąjungos. Socialdemokratai, krikščioniai demokratai, visi žodžių demokratai palaiko rekrutavimą užsieniečių į Vokietijos armiją. Aš manau, kad Europai taip pat reikia pamastyti toliau, būtent tuos, kurie galimai gyvena Europos valstybėse, bet kurie nepriklauso Europos Sąjungai. Irgi, kaip sakant, galimybės dalyvauti visam šitam reikalą. Žodžiu, fantastika. Atėjūnus apginkluokim, duokim jiems ginklų, kad reikimų momentų jie atsuktų juos į tą, ką reikia labiausiai. Mes jau dirbame link tikslo, kad turėti Europos armiją ilgalaikiai perspektyvai. Jūs puikiai žinot, kad Europa turėtų tapti supervalstybė ir Vokietija jau pradėjo vykdyti šitą planą, ruoždami, reiškia, demokratai visi priimti kariūnus užsieniečius į Vokietijos armiją. Super genialus sprendimas. Kaip ir Lietuvoje, pavyzdžiui. Taip šalta Lietuvoje ir Abramsai gyvos ugnies pratimus stovykloje Herkujas sprogdina jau pas mus Lietuvoje. Reiškia situacijų treniravimas tiek, reiškia, transporte, tiek be transporte pėstininkų demonstruoja jų pajėgumus ir, kaip sakant, pasirengimą ir tokį adaptavimąsi sugebėjimus. Reiškia, tai jie pas mus Lietuvoje irgi daro šou ir gynybos departamentas, reiškia, Jungtinių valstijų gynybos oficialus departamentas praneša, kad Lietuvoje vyksta jau pratybos, mielieji. Mes tikrai esam saugesni, nes Lietuvoje pas mus vyksta šitos pratybos karui su Rusija, kuris turėtų prasidėti, iki 2030 metų. Kiti sako šiek tiek mažiau, kiti, pavyzdžiui, čia Vokietijos, kur sakė, tu plaukit, toj pasakysiu, čia, man atrodo, buvo kažkur parašyta netgi. Reiškia, kad čia irgi, čia ne dabar viskas, jie tiesiog, per 8 metus, Karui pasirengti reikia per 8 metus. Taigi jie visi kalba apie kažkokį karą, kuris bus už kelių metų ir reiškia, pats suprantat, kaip tai skamba. Turit pinti, kas dabar vyksta ir kas pareina, reiškia. Ir kad viskas jau dabar yra užsakinėjama ir niekas nėra tam pasirengęs absoliučiai. Išskyrus, reiškia, Rusija ir Baltarusija dabar jau. Žodžiu, toks marazmėlis vyksta. O tai, kas čia vyksta, štai ką aš sakiau vakar apie tą UK buvimo kare, Jungtinės karalystės buvimo kare naratyvą, kad tai yra visiškas psajopas, psichologinė operacija. Visa tai yra tam, kad sukurti baimės klimatą panašų į COVID-ą, tai yra priversti žmonės būti stresuotais, neramiais ir šiuo atveju, reiškia, laukti smūgio į duris iš armijos, reiškia, preso gaujos. Visiškos nesąmonės. Tai yra visi šitie dalykai, visi šitos pratybos, visi šitie sprogdinimai, čia visas tos kalbos. Palaukit, už 8 metų. Tai kas čia iš vis per nesąmonės? Kodėl visą tai vyksta dabar? Aš senai sakau, čia yra psichologinė operacija, masinis spaudimas tam, kad visi bijotų, reiškia, ir visa tai yra išpūstas didžiulis burbulas, visi į būgnus karo mušo pats nesuprasdami, ką jie daro. Tiesningai, jie supranta, ką jie daro, bet jie vykdo aklai įsakymus, tai kas yra jiem liepta. Ir šito viso naratyvo ir viso šito triukšmo reikia vien todėl, kad ogi neįvyktų rinkimai šiais metais, apie ką nuolat ir buvo kalbama. O štai Kim.comas, kaip ir minėjau, sako, ir aš šnabždėsiai iš Kyjivo, kad Zalužnis bus atleistas. Zalužnis yra, reiškia, vyriausias ginkluotojų, tai ne vyriausias, o ten vienas iš pagrindinių vadų, ar ne, Ukrainos armijos. Ir CŽV numylėtasis Kirilo Budanovas perimis Ukrainos ginkluotasias pajėgas. Jeigu tai yra tiesa, štai kodėl. Tikrasis prezidentas Ukrainos Viktorija Nuland, nesilionkio, Viktorija Nuland būtent yra tikrasis prezidentas. Reikia bepročio, pakankamo bepročio, kad susprogdinti branduolinę jėgainę ir Budanovas yra jos vyrukas. Jei reikia preteksto NATO kariams įeiti į Ukrainą, labai skubiai. Rusija laimi ir Jungtinių valstijų įgaliotiosios karas ir Nuland nebeturi jau pasirinkimų. Jos su nuplyšusiam protė, tai yra geriausias būdas įtraukti NATO, tam, kad sužaloti europiečius netgi radioaktyvių debesimi iš branduolinės tos jėgainės, kurį Rusija, kaip sakoma, bus sunaikino.
propagandinė medija pardavinė šitą istoriją ir slopins tiesą, kaip tai buvo daroma per visą karą. Jeigu Budanovas įvykdys Nuland purviną planą, jis pataptų sekančiu Zelenskiu. Tai yra jos pažadai ir jo ambicijos. Zalužnis paliks vakumą. Ukrainos kariai yra visiškai išdegę, asistavimas iš vakarų išdžiuvo laikinai. Langas Putinui užbaigti šitą karą Rusijos sąlygomis yra dabar, taip kad laukit kažko tai labai didelio. Tai vat iš Ukrainos tiek ir te parodysiu, nepasakosiu ne apie tos lėktuvus, kurias jau visi girdėjot, kaip ten numušo su savo belaisviais lėktuvo. Ir dabar ten iš vis kas vyksta, reiškia, su ta tema. Nesigilinsiu, sakiau apie karą mažai rodysiu, bet nenustepkit, reiškia, jeigu bus šita provokacija vykdyta, kartu su NATO pratybom, kartu su viskom, jiems šito būtinai reikia ir tai būtų labai šauni provokacija, kurios mes visi taip laukiam ir nesulaukiam. Jau žinom, kad jinai yra garantuotai bus kažkur kažkokia, galimai, kad bus čia. Jeigu tai įvyks, jūs jau žinosit, kas atsitiko. Šumerisgi perspėjo, kad Ukraina žlugs, jeigu Senatas neišleis naujos pagalbos bilio ir amerikiečiai pajus smūgį. Reiškia, nieks iki šiol negali niekaip prabuksuoti tų, kaip sakant, išbuksavimo ištraukti, ar ne, iš sąstingio ištraukti tų 60 su viršum naujų milijardų skirtų. Niekaip neišeina, jie sienos nenori uždarinėti, reiškia, tai demokratai labai aklavietė yra ir dabar gąsdina tik amerikiečius, kad jeigu nepalaikysit, Ukraina žlugs ir mes irgi čia kentėsim. O štai ir įdomios detalės. Ogi pasirodo, kad nežiūrinti sankcijas, pirmus 9 mėnesius 2023 metais Rusija importavo pažangius mikroprocesorius iš vedančių amerikietiškų ir europietiškų gamintojų, kurie yra verti daugiau nei 1 milijardą. Daugiau negu pusė šito visos apimties importuotų puslaidininkių ir integruotų schemų per šitą periodą atėjo iš vakarietiškų kompanijų, pasak Bloombergo. Tai yra dauguma Rusijos karo čipų yra pagaminti Jungtinėse valstijose ir Europos kompanijoje, kaip įdomu. Arba štai čia įdomu, Vengrijos užsienio ministras pasakė štai ką. Kaipgi taip nutiko, kad Rusija patapo didžiausių tiekėjų urano Jungtinėms valstijams pernai? Jungtinės valstijos sumokėjo Rusijai virš $1,5 milijardo, tačiau kai mes perkam rusiškas dujas, mes patampam karo sponsoriais. Niekas nenori šokti, reiškia, ant liūto nugaros. Yra lengviau, kaip sakant, trypti Vengrijai, jisai pasakė. Rimtai, kaip čia taip gaunasi dabar? Visas pasaulis čia prieš Rusiją viską, o, kaip sakant, Rusija ir tų čipų gavo, ir savo uraniuką pastumdė Jungtinėms valstijoms. Viskas normaliai, kaip sakant, vaina vainoj, abėd po raspisanė, yra toks posakis. Karas karu, o pietus pagal tvarkaraštį, ar ne? Biznis yra biznis, kaip sakant. Viskas normaliai, viskas kaip turi būti. Pasirodo, kad Erikas Šmitas, kuris yra Google vadovas, reiškia, slaptai vykdė karinį projektą, gamino savižudžius dronus, kuriuos, reiškia, ruošiasi pateikti Ukrainai parduoti, kurie būtų neapsaugaunami lauke, ten, reiškia, naikinti rusiškai technikai. Google, žmogeliukas, Google, šitas veikėjas, reiškia, irgi į karinę pramonę lenda. Jūs pastebėjot, kaip visokiausio plauko, reiškia, veikėjai dabar pradeda svaigti apie savo privačias armijas, lysti karinę industriją, reiškia, gynybos pramonę ir panašiai. Koks įdomus sutapimas. Ir visą tai lenda.